Sveiki bičiuliai, su jumis dienos treniruotė ir šiandien aš rodau 10 pratimų, kuriuos turėtų įtraukti kariai į savo treniruotės, jeigu jie nori būti stipresni mūšio lauke. Be abejo, šitie pratimai tinka visiems jėgos struktūros atstovams, jie tinka kariams savanoriams, jie tinka šauliams, jie tinka netgi tiems, kurie prijaučia šiek tiek militaristikai, galbūt žaidžia airsoftą. Taigi, 10 pratimų. Pirmas pratimas, tai, sakykime, vienas pagrindinių pratimų, sužeistojo išgabenimas iš mūšio lauko, traukimas, tai mums yra reikalingos rogės. Tai prie rogių prisikabiname 2 rankenas, užsidedam tinkamą svorį jums ir važiuojame. Važiuojame, statydami žingsnį po žingsnio. Jeigu jūs neturite tokių rankenų, bet turite tokias rogas, be abejo, galima šitą reikalą išspręsti kitų būdų. Tai būtent pasiėmus už tų pačių rankenų, su kuriom darau stumimą. Pasiėmiau už rankenų, biškį žemiau susėdau ir po truputį tiesdamas kojas traukiu. Tai nėra labai patogu, bet vėlgi, tai yra variantas, kurį jūs galite darytis ir stiprinti savo kojas. Antras pratimas – atsispaudimas. Kodėl ne benchpressas? Benchpressą greičiausiai jūs ir taip darote. Atsispaudimas yra šiaip iš esmės uždaros grandinės pratimas. Tai kai jūs turite pilno kontaktą 4 galūnėm su žeme. Dabar atsispaudimas su rankų atkėlimu. Tai reiškia, jūs turėsite pilnai atsigulti su krūtinė ant žemės, atkelti rankas ir vėl nusileisti, atsistumti ir vėl nusileisti. Kaip tai atrodo? Pozicija, nusileidau, atkėliau, iškilau. Nusileidau, atkėliau, iškilau. Jeigu jums yra lengvai įveikiama 15 kartų, labai gerai. Mano rekomendacija, kad jūsų pečiai būtų sveikesni, daugiau mobilesni, pasinaudoti pakila. Tai šiuo atveju mes turime 2 blynus ir jūs iš esmės nusileisite dar žemiau. Kiek jūsų pečių paslankumas leis, atkelsite rankas. Pačio pradžio, jeigu, sakykime, toks aukštis yra per daug, negalite atkelti rankų, pasimkite 5 kg blyną. Jeigu galite laisvai, pasimkite aukštesnį variantą. Tai iš esmės nusileidau, atkėliau, nusileidau, atkėliau. Dabar, jeigu ir šitas variantas jums yra lengvas, be abejo, jūs galite užsidėti tada blyną ant pečių juostos. Jokių būdų nedėkite blyno ant juosmeninės dalies, nes greičiausiai bus perkrova ant juosmeninės dalies, ko pasekoje jūsų nugara nepasidžiaugs. Trečias pratimas, tai yra sprintas. Mums jis yra reikalingas ir šiuo atveju mes tai darysime šaudyklės principu nuo vieno blyno iki kito. Tai pasirinkam atstumą, šiuo atveju galite pasirinkti 60-100 metrų priklausomai nuo savęs ir atlikinėti sprintą. Tai ir važiuojam. Iš esmės, principas labai paprastas. Be abejo, jūs galite pasirinkti netgi 30-40 metrų tiesioginį tiesų sprintą. Bet, kadangi patys žinote, distancijos įveikimas mažais ruožais, tai yra jūsų duona. Ketvirtas pratimas, kaip aš sakau, military style įtūpstai. Tai iš esmės įtūpstas, kurį jūs labai dažnai naudojate. Tai, kai jūsų kelis atsiranda šalia jūsų kulno. Taip? Tai jeigu jūs esate su kuprinė, kuris sveria 40 kg, tai be abejo yra sudėtinga keltis, jeigu jūsų kojos yra silpnos. Taip? Tai military style įtūpstas turi pasižymį, kad jūs nedarote didžiulių įtūpstų, jūs darote mažą žingsnį, orientuojatės, kad jūsų kelias artėtų link kulno. Tai reiškia, kad nebūtų tokio plataus. Nes jums visiems nusileidus, besilsint, jūs dažniausiai iš tokios pozicijos ir kilote į viršų. Tai šitoje pozicijoje, kai jūs kylote, jūs turite būti stiprus. Tai jūs galite daryti
dinaminius judesius tiesiog vietoje, arba jūs galite daryti pilnai judant į priekį. Tai reiškia, nusileidau, pakilau, arba jūs galite tai daryti tiesiog vietoje. Grįžau. Grįžau. Arba praktiškai be jokios dinamikos, tiesiog visiškai, tai vadinamu, daliniam pritūpinę, tiesiog nusileidau ir pakilau. Nusileidau ir pakilau. Taigi, keletas variantų, kuriuos iš esmės pagal military style įtupstą jūs galite pritaikyti savo. 5. pratimas skirtas juosmens kontroliai. Tai antirotacinis pratimas, bet iš esmės visi tie, kurie naudojatės trumpų ginklų, be abejo greičiausiai įpratę išvedinėti rankas į priekį, dirba daugiau jūsų pečiai, pečių juosta, bet jūs niekada nepagalvojat greičiausiai apie juosmeninę dalį. Tai šiuo atveju mes turime pasipriešinimą ir grįžau atgal. Patys suprantate, tikslas, kai ištiesėte tiesiai kontrolę ir antirotacijai pasipriešinimas. Taigi, pasiėmat visą laiką su išorinė ranka. Ranka kita yra pagalbinė vidinė ir rekomendacija išstumti vidutiniu tempu, užlaikyti sekundę, pusantros ir grįžti ekscentriškai lėtai. Grįžau. 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 6. pratimas, keris. Šiuo atveju mes darome su guma. Užsidam gumą ant gyros ir darysime nešimą būtent vienoj rankoj, po to kitoj rankoj. Šitas pratimas yra geras visiems praktikuojantiems, todiems, kad jis išmokina jausti ir kontroliuoti juosmeninę dalį. Nesvarbu, ar čia bus kažkoks tai daiktas, ar tai bus šovinių dėžė, ar dar kažkas, ką jūs nešate. Iš esmės, jūs stiprinate savo įstrižinius ir kontroliuoti juosmeninę dalį. Tie, kas moka vaikščioti, vaikštom kaip mokam. Tie, kas moka taktiškai judėti, patys supranta. Šiek tiek sulinko kojas, nuo kūno, ant pėdų. Judu, kontroliuoju, kad nebūtų tokio vaikščiojimo, kai pas jūs praktiškai pradeda svoris jūs tampyti į apačią. Reiškia, pastovus, kontroliuojantis judesys, įtempiau, sulinkau ir judu. Stengiatės, kad gyra nejudėtų. 7. pratimas yra zerčerio pritūpimas. Iš esmės, kai jūs pasimate štangą, pasavę ant sulenkimo. Ir dabar kodėl būtent tokį pritūpimą aš rekomenduoju treniruotis ir treniruotis pilnoj amplitudai, todėl kad greičiausiai, jeigu yra sužeistas jūsų kolega, jūs pasimsite jų už pažastų ir jį kelsite tokiu būdu. Taip? Tai reiškia, pasiėmiau štangą, žingsnis į priekį ir nusileidau. Galite daryti su pauzėm, galite daryti be pauzių. Pakilau. Šiame pratime stipriai veikia jūsų juosmens kontrolę, nes jeigu jūs neišlaikysite, jūs krisite į priekinius. Aš tikrai nesakau, kad jūs neturėtume daryti pritūpimų su štanga ant pečių, bet šitas pratimas yra daug tikslingesnis jums ir jūsų specializacijai. 8. pratimas pas mus yra mirties trauka. Kokį variantą jūs pasirinksite? Vėlgi, žiūrėkit pagal save, tai gali būti sumo, tai gali būti romėniška, bet iš esmės principas labai paprastas. Jums reikia atkelti kuo didesnį svorį nuo žemės. Ar tai bus kažkokia amunicija, amunicijos dėžės, ar tai bus kažkokie daiktai, ar galbūt bus tas pats jūsų draugas, kuriam reikia pagalbos. Reiškia, atsistojau prie štangos, blauzdikauliai prisispaudė, pasiėmiau, mentę suvedžiau į viršų,
svoris į kulnus, įsivaizduoju, kad noriu atsispirti nuo kulnų. Ir treniruojam. 9 pratimas yra pas mus svorio horizontalus traukimas. Tai pasilenkus, traukiu štangą link juosmens ir grąžinu atgal. Tai mes tą darome, sakykime, nuo to mirties taško. Tai štanga nėra kabanti, štanga yra ant žemės ir mes traukiame ir grąžiname ją į tą pačią padėtį. Tai reiškia, suvedu mentės, pilnas ištempimas, atsipalaidavau, suvedžiau mentės. Dešimtas pratimas pas mus yra, sakykime, judesių miksas, kuris yra naudojamas lipimo atžvilgiu. Tai jeigu jūs turite pas save sporto salėje virvę, be abejo, tas pratimas ir būtų lipimas su virve į viršų. Bet jeigu pas jūs nėra virvės, tai pratimas yra su prisitraukimo judesiu ir su kelių kelimo link alkūnių, inicijuojant arba imituojant patį lipimą. Tai kaip tai atrodo? Aš pasiemu už skersinio ir traukiuos, pilnai išsitęsiu. Pilnai išsitęsiu, kylu, pilnai išsitęsiu. Iš esmės, kaip ir imitavimas lipimui su virve, jeigu pas jūs nėra virvės. Tai šitą pratimą tikrai jums reikia įsitraukti. Tai štai, bičiuliai, 10 pratimų, kuriuos vertėtų įsitraukti į savo treniruočių planą. Kągi, jeigu jums patiko, spauskite like ir share. Jeigu yra kažkokių klausimų, klauskite ir svarbiausia, sportuokite protingai ir saugiai. Geros jums treniruotės ir iki greito.